Žvejok su malonumu. Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes ant legendinio Mingės ledo, tai yra Minios upė. Štai ten netoli Mingės kaimas puskilometrių žemiau, o štai čia susirinkę begalį įvairiausių meškeriotojų iš visos Lietuvos. Ir jie dažniausiai čia žvejoja kojas. Iš tikrųjų, nedaug dėmesio mes skiriame baltai žuviai, dažniausiai žvejojame ešerius, bet šiandien būtent apie tai ši mūsų laida. Tuo labiau, kad žmonės mėgsta Mingės kaimą, žmonės mėgsta čia žvejoti baltą žuvį, nes jeigu pažiūrėjus ant kranto 80 mašinų paprastą darbo dieną, tai aš įsivaizduoju, kas čia dedasi savaitgaliais. Kągi, netrukus gręšime ledą ir tikrinsime, kokios žuvys gyvena čia. Taip, bičiuliai, žmonių šiandien ledo netrūksta ir matosi, kad vieną kitą žuvį pagauna, kibimas nėra aktyvus. Kiek girdėjom savaitgalį, čia įsinešė maišais, kas pamaišo, kas po to. Neturime tokio tikslo, nei maišo, nei dviejų, nei kibiro, nei 5. Iš principo norėjome pabandyti pažvejoti baltą žuvį ir pradėsime nuo jaukinimo, nes vis dėlto daugelis meškeriotojų Minijoje nejaukina, daugelis sprendžia, kad galbūt to nereikia. Bet kiek esame čia žvejoję, patikėkite, ne vienerius metus jaukai iš tikrųjų veikia. Dėl to dabar matuosime žingsniais, nes reikės jaukinti prieš srovę, ruošiame jauką ir bandysime žvejoti. Kaip yra matuojama? Matuojama štai taip. Viskas priklauso nuo srovės greičio. Kuo mažesnė srovė, tuo arčiau reikia gręžti jaukinamą eketę. Kuo didesnė srovė, įsitikiname, kad 3–3,5 metrų pats tas. Kiekvienas meškeriotojas, žinoma, sugalvos, kaip jiem jaukinti, bet mes turime tokią taktiką, kad įsigręžėme eketę vieną pasroviui, kurioje gaudysime, vieną prie srovę, kurioje jaukinsime. Jaukinsime šiandien iš tikrųjų pakankamai paprastais jaukais ir kągi mums siūlo Liverio receptai. O jie siūlo mums labai paprastą juodą jauką, tamsų, apie kurį nekartą kalbėjome, kad žiemą naudojame tik tamsius jaukus. Jauke pakankamai daug druskos, todėl kad žiemą žuviai trūksta mineralų, taip kad į bet kokį jauką, jeigu nusipirkite žuklės parduotuvėje, dėkite juodžemę, dėkite druskos. Druskos į tokį kiekį galite dėti visą šaukštą, ir kažką tai skanaus. Kažkas tai skanaus, tai yra pinkiai, mažytės musės lervos ir, žinoma, uodo truklio lervos. Viską štai taip gražiai išmaišome, kad jaukas nusistovėtų, kad taptų lipnus, tačiau ne per lipnus, ir jį dėsime į šėryklėlę. Norisi priminti, kad pagrindinė srovė vis dėlto yra jaučiama upės paviršiuje. Dugne nėra tokios ypatingai didelės srovės, kaip yra vandens paviršiuje, dėl to jauko nespausime ypatingai sunkiai, nes per kažkurį tai laiką jis turėtų būti išplautas ir atplaukti prie mūsų avižėlių. Štai taip, šėrykla, pradžioje atmatuojamas gilis ir šėrykla yra leidžiama į eketę. Prie pat dugno, kai šėryklėlė atsitrenks į dugną, ją tiesiog reikia gerai pakratyti, jie atsidaro ir jaukas pradeda dirbti. Be jauko žvejoti kojas įmanoma. Įmanoma tada, kai jos tikrai labai gerai kimba, kai būna atlydžiai, kai žuvis pačios ieško maisto. Tačiau ir būna tokių dienų, kai žuvis neipatingai kimba. Štai šiandien mes matome aplinkui daug meškeriotojų, keičia vietas, ieško žuvų, bet laimikiais kol kas ypatingais negali pasikirti. Ne kiekviena diena tas Mingės kaimas ir ta Minijos upė yra tokia dosni. Kiekvienas meškeriotojas turi galvoti, kaip pagauti žuvį. O tam, kad galvoti, tam galva ant pečių. Galva ant pečių, tam, kad pagautumėme ir, žinoma, pajaustumėme malonumą. Vis dėlto esame žvejai. Ir sėdėti visą dieną ir varvinti nosį, kai daugelis čia susirinkusi, neturime jokio noro. Šiandien mūsų sistema paprasta. Daugelis gaudo vadinamomis dugninėmis meškerėmis, apie jas toliau, bet esame avižėlininkai iki kaulų panagių ir jeigu nenorime gauti didelio svorio,
ilgų pavadėlių mes žvejosime visada avižėlėmis. Kodėl? Todėl, kad yra toks žvejybos būdas, kur kas įdomesnis, kur kas smagesnis ir laimikiai traukiami visai kitaip negu su dugnine iš palėdo. Tai labiau, kad šiandien ir meškerėlė. Spinningas speciali pagaminta su sargeliu, pakankamai storas 1400 mm valas, benercinė ritutė. Visa tai padaryta tam, kad žuvį traukti būtų iš vandens malonu. Tik leidas pirmasis kibimas ir viskas tvarkoje, vadinasi, mūsų jaukai žuvis susidomėjo. Susidomėjo ir atplaukė į tą vietą, kur mes ją bandame pagauti. Aviža šiandien iš tikrųjų didelė, apatinė pakankamai galinga, geltonos spalvos, nes Minijos kaime esame pastebėję, jeigu žvejojate avižomis, tai geriausiai dirba varinė arba geltonos spalvos. Aviža kaip reikia, masalas lygiai taip pat kaip reikia, na ir žuvis kur kas didesnis. Vieną kitą žuvelioką prieš tai pagavome eksperimento būdu, bet tikimės pagauti dar didesnių žuvų, dėl to ir keičiame masalus. Pagrindinis masalas uodo trūklio lerva, nors kaip po to sužinosite, kad tų masalų Mingės kaime reikia turėti daug. Bet ir dedame net porą musės lervų, kad apatinė avižėlė būtų įspūdinga. Galingas masalas, galingai žuviai. Žvejant kojas virpinimas nėra ypatingai svarbus. Svarbiausia rasti dugną štai tokioje srovėje ir į dugną šiek tiek bilstelti avižėlę. Tada, kai bilstelna į dugną, sukelia nuo dugno galbūt ir jauko, šiek tiek galbūt pakelia ir šiokį tokį dumblo debesėlį, tada koja masalo neatsisako. Būna taip, kad kojas kimba yra aukščiau, bet kol kas šiandien visos didesnės žuvis ant apatinės, tikrai didelės avižos ir ant labai solidaus masalo. Tokį masalą net nededame kartais pavasarį žvejodami kojas. O čia 2 musės lervos ir 8-9 uodo trūklio lervos. Žuvis kimba, vadinasi viskas tvarkoje. Mūsų idėja žvejoti 2 avižėlėmis sportiškai, nesitikint prilupti 1, 2 arba 3 maišą kojų ir būti labai gerų žvejų, pasiteisina. Mes turime avižėlę, mes turime sargelę, mes dirbame, virpiname ir taip kimba žuvis. Tai yra klasikinė paledinė žuklė ir tai mums yra svarbiausia. Kągi, praėjo 5, 7, 10 minučių, kibimo nėra ir vėl reikia jaukinti. Aplinkui daugelis meškeriotojų stovi, įsikišę rankas į kišenės ir stebėsi, kodėl šiandien nėra kibimo. Arba yra tas kibimas ir kimba tik vienam kitam meškeriotojai. O mes viskas tvarkoje. Mes priverčiame žuvį judėti prie mūsų ekečių, mes priverčiame ją kibti, o priverčiame jaukų pagalbą. Todėl išties nepadingėkite, kartais atrodo, kamgi reikia tą jauką tysti kažkur tai žiemą ant ledo, bet jeigu susirašite važiuoti iš baisiausių atstumų Kėdainių, Vilnių, Kaunų, Šiaulių į Mingės kaimą, kuri iš tikrųjų turtinga balta žuvimi, bandykite su savimi nepamiršti jaukų. Jų iš tikrųjų štai tokią dieną, kai srovė labai didelė ir kai žuvis reaguoja tik į jaukus, reikėtų turėti nemažai. Vėl 1-2 šėryklos, jaukiname tam, kad vėl jaukas srovė neštų link tos eketės, kur mes žvejojame ir galime pratęsti žuklę. Buvo tylu, ramu, tuoj bus vėl viskas tvarkoje. Dar apie pertraukėlę, kad papasakotumėme šiek tiek apie žuklės įrankius, kurias mes naudojame ir pačią žuklės techniką. Šiandien mes, kaip matėte, žvejojame 2 avižėlėm, viena pakankamai sunkia, labai didelė. Iš tikrųjų, turbūt didžiausia aviža, kokią aš turiu. Tam, kad tiesiog pasiektumėme dugną. Srovė pakankamai didelė ir, kaip matėte, pati žvejybos technika ir sistema tokia, kad leidi valą, pasiekia dugną, po truputį keli nuo dugno virpindamas ir koja kimba. Vėlgi, jaukinimas šiandien, kaip supratote, suveikė, 1-2 žuvis, pajaukinai, 1-2 žuvis, pajaukinai, žodžiu, dirbti reikia be sustojimo, tam, kad pagautume. Kiti meškeriotojai žvėjoja šiandien visai kitomis sistemomis, šiaip Mingė ir Minijos kaime yra tai labai populiaru, žvėjoja apačioje uždėję pakankamai didelį svarelį, kad neneštų srovė, ilgas pavadėlis arba kabliukas arba maža avižėlė. Bet jeigu esame avižėlininkai, jeigu mėgstume purtyti, daryti galime žvejoti štai tokia sistema ir visiškai nenusivilti kibimais. Apie pačias avižas, tai turbūt
Na, žvejojant tokiamis didelėmis avižomis iš tikrųjų pakankamai sudėtinga. Kaip matėte, masalo dedame tikrai daug, bet idėja kokia. Sargelis turi būti jau ne lafsaninis, o kietas pleninis, kad jūs matytumėte kibimą. Didelė aviža jums leis visada pasiekti dugną, tai yra svarbiausia. Ir kaip matėte, šiandien didžiausios žuvis būtent užkibo ant štai tokios pakankamai didelės avižos. Nors, jeigu jinai būtų švininė, turėtumėm ją didinti iki nykščio dydžio. Vis dėlto wolframas, kad ir kiek maža atrodo avižėlė, iš tikrųjų labai sunki. Wolframas kur kas sunkesnis už šviną ir tai leidžia mums mažesnė avižėlė pasiekti dugną. Šiaip tai be Salmo nežinau, kas gamina tokias avižėlės. Viena rimtesnių kompanijų, kurių avižėlėmis, kaip jau supratote, bet jau pasakojau praėjusioje laidoje, gaudo tikrai visą Skandinaviją, gaudo visas Pabaltijs, gaudo Rusiją, Ukrainą. Ir tai yra vienintelis įrodymas, kad būtent tokiamis avižėlėmis, būtent Salmo, būtent sunkiamis jūs galite pagauti bet kada, bet kokioje srovėje. Žinoma, ir stovinčiame vandenyje mes bandysime tas avižėlės, bandysime jų variantus. Turime begalės su Svarovskio kristalais, kurias jau esame išbandę ir kurias mums labai patiko, bet apie tai artimiausioje mūsų laidoje. Apie valą vėlgi šiandien naudojame greitai skęstantį fluorokarboną. Kodėl? Kad fluorokarbonas vadinamas nematomas valas, bet jo pats padengimas ant tiek yra švarus, ant tiek skaidrus, kad iš tikrųjų jis tampa nematomas ir tai leidžia žvejoti storesnių valų. Pavyzdžiui, jeigu paprasto valų žvejotumėme, naudotumėme 1/10, dabar drąsiai 1400 mm ir žuvis kimba. Viskas, ko reikia mums. Taigi tiek trumpai apie žuklės technikas, apie avižėles, apie valus ir pratęsime savo žuklę. Kol kalbėjome, jaukai sudirbo ir sudirbo vėlgi puikiai, nes, kaip jau sakiau, žvejojame netoli kranto, daugelį žvejoja kur kas arčiau vagos, ten, kur srovė beprotiškai ir ten reikia jau, kaip supratote, naudoti svarelius. Jeigu esi avižėlininkas, jeigu mėgsti gaudyti tik avižėlę, štai tokias pakankamai gražias ir solidžias kojas gali gaudyti ir arčiau krantų. Ten, kur nėra ypatingos srovės, bet žuvies patikėkite yra. Tiesiog reikia ją priversti pas jūs atplaukti ir pradėti kibti. O tai galima priversti ne tik manų pagalba, ne tik kažkokios tai tešlos pagalba, galima žvejoti puikiai ir avižėlėmis. Tiesiog reikia nepamiršti jaukinti. Apie jaukinimą dar kartą. Jeigu srovė nėra didelė, arba praktiškai jos nėra, mes jauką dedame praktiškai tą pačią eketę, kurioje ir žvejojame. Gal pusmetrio į viršų. O jeigu srovė didelė, kartais reikia ir 2-3 metrus. Visa tai priklauso nuo žvejo nuojautos. O štai, naudojant didelius masalus ant apatinės avižėlės, kojas ir didėja. Jos stambėja ir darosi išties įspūdingai laimikiai. Ypatingai žiemą. Nors ir pavasarį žvejojant plūdinę meškerę, tokią koją pagauti išties smagu. Dar kartą puošiame kabliukus pakankamai daug uodo trūklio lervų, tam, kad vėlgi tikėsimės pagauti dar didesnę žuvį, bet idėja tokia. Šiandien puikiai leidžiame laiką Minijos kaime ir žuvis pačios tiesiog lipte lipa. Gal ir verta dar pasilikti 2, 3, 4 valandom ir prilupti bulvinį maišą, bet tikrai šiandien neturime tokio tikslo. Viskas, ką norėjome jums papasakoti apie štai tokią žuklę. Kojas kimba, jas galima gaudyti avižėlėmis, o tai yra mums meškeriotojams, kurie mėgsta aktyvų sportą, aktyvią žuklę, yra svarbiausia. Tokie reikalai čia, Mingėje. Reikalai gražus, iš tikrųjų, pasakykit, kad ir viena kita ta didelė koja, iš karto kažkaip tai jautiesi maloniai, nors kaip jau supratote, esame šeristai iki kaulų panagių, bet vieną kitą laidą skirti baltai žuviai galima. Tuo labiau ir žvejybos įrankiai, šiek tiek netradiciniai.
ne tas vadinamas balalaikas, kuriamis gali daugiau išvirpinti, bet koja tokia žuvis, kur nereikia labai super virpesių, super dažnių, super tokių, kad sunervuotum, kaip sunervuoja ešerį. Bet žvejyba taip pat smagi, to labiau, kad žvejant plonais valais, traukti štai tokią meškerėlę, iš ten giliai žuvį. Įdomu. Tiesa, dar norisi priminti, kad jeigu jau važiuosite į Mingės kaimą, pasirūpinkite masalais, nes būna taip, čia iš tikrųjų nekartą yra pastebėta, kad žuvis kimba ir ant nuodo trūklio lervos, ir ant musės lervos, ir ant pinko, kartais netgi jos nori tešlos arba net manų košės, išsuktos manų košės. Būna taip, tokių dienų, kad ima tik tai ant negyvulinės kilmės masalų, ant tešlų, ant košių. Taip, kad jeigu važiuojate tolimą atstumą, norite papulti čia tarp visų tų žmonių, tai jau būtinai pasiruoškite masalų įvairovės ir tikrai nebejojame, kad jūsų žvejybos bus malonės. Na, o dabar ekspertų patarimai. Dabar metas ekspertų patarimam ir šalia manęs, kaip visada, Viktoras Arbalis, su kuriuo iš tikrųjų mes daug kalbame apie įvairiausius žvejybinius reikalus ir kas svarbu mums žvejam. Sveikas, Viktorai. Labą dieną. Viktorai, iš principo yra tokia patarlė žvejybai. Jeigu šala kojas, šali visas. Teisybė. Apavas yra viena iš svarbiausių detalių žvejo ekipuotės. Kokį apavą pasirinkti? Visada yra klausimas toksai, jeigu šlapia, reikia, kad jisai neperšlaptų, ar ne? Bet pageidautina, kad jis būtų lengvas, nes vaikščioti tenka tikrai nemažai. Taip, ypatingai paledinė žuklė daug. Kuršių mariose, sakysim, jeigu reikia nueiti 5-6 km su sunkiais batais, natūralu, jog pavargsti. Todėl, kai yra sausa, aš rekomenduočiau rinktis batus, kurie lyg ir yra, tokie, sakykime, pusiau peršlampami. Jie neperšlampa iš karto, ar ne, bet jie yra labai lengvi. Sausam ledui galima drąsiai sakyti, taip sniegui ir daug vaikščiojama, ar ne? Pat štai šitas konkrečiai modelis Norfino batų, kurį taip realiai šnekant aš pasirinkau po tokių ilgų ieškojimų, jie yra labai lengvučiai, batas nesveria, reiškia, 800 gramų, sakykim, tai yra tikrai labai mažai. Žvejybinis kedas galim pavadinti. Galima netgi šitai pavadinti. Iš esmės jo ir yra tokia struktūra, kaip matot, jis yra šiltas labai, aišku, iki 20 laipsnių realiai, bet ar mums Lietuvoje reikia kokio nors? Tikrai nereikia. Užtenka. Antarktidoj nežvejojam. Štai šita dalis yra jo, neperšlampanti, o tas neiloninis aulas, jisai labai gerai šildo, yra 3 sluoksnis. Ten milimetrais galima įskaičiuoti, pažiūrėti techninės charakteristikas kataloguose. Bet realiai 20 laipsnius tikrai laiko. Bet už tai su šitais batais galima nueiti, labai toli. Vadinasi, tas modeliukas snow, sniegas išvertus. Iš tiesų, kai sausas sniegas, nereikia vaikščioti, yra tikrai idealu. Bet savaime suprantama, kad tai tik tai viena versija. Jeigu tik tai ant ledo, o žiema pas mus labai permainingi, ar ne, reikalingi, žymiai patvaresni, sakyčiau, batai ir atlaikantis netgi tokius ledokšnius, kadangi vaikštai, kai ledas glotnesnis pasidaro nuo vandens. Ir iš principo netgi galim pasakyti, jeigu čia įėjimai daugiau kuršių mariom, tai čia gali būti batai skirti netgi sėdėjimai, karšys, tam tokiam, kur mėgsta vienoje vietoje, kad kojas nešalta, ar ne? Nebejotinai. Ir antra, tie batai dar turi vieną gerą savybę. Kadangi tu ilgai sėdi arba ilgai vaikštai, jie daugiau kvėpuoja negu žvejybiniai kedai, kaip mes pavadiname. Jie turi štai tokį įdeklą išimamą. Jisai sulaiko šilumą, bet tuo pačiu yra laidus drėgmei. Ir drėgmė susikaupia prie vidinės šitos išorinės bato senelės ir koja už tai nešalo, todėl gali sėdėti ilgai. Visą dieną gali sėdėti per naktį. Daugiau kaip parą, aišku, jau reikėtų prasidžiovinti. Bet daugiau kaip parą, kas iš mūsų turi galimybę sėdėti ant ledo. Tai vadinasi, ką mes šiandien norime papasakoti, kad atrodo, batas atrodo kaip batas, bet vėlgi žvejybos skirtingos sąlygos, ar naktį sėdėti stintą žvejoti, ar karšius, ar daug vaikščioti, ieškoti ešerių, kiekvienas meškeriotojas gali pasirinkti tai, ką jis nori ir mūsų bičiuliai Salmo tikrai turi ką pasiūlyti visiems. Ir kas svarbiausia, aš tik tai vieną dalyką norėčiau pridurti, toks praktinis žvejam patarimas. Visada rinkitės batus, kurie turi gerą suveržimą. Kaip sakysim, šitie yra labai gerai suvarstomi, labai gerai, jie priglunda prie čiurnos, blauzdos, taip ir šitie. Jūs suveržėt kiek reikia, pagal kojos storį, jie nesmukčioja, lengva vaikščioti. Ir nenusitrins koją. Taip, čia svarbiausia. Štai tokie mūsų šiandien patarimai tiem, tiksliau ne tiem, visiems mums,
kad mūsų kojos būtų šiltas, kad nepavargtumėme ir kad komfortabiliai praleistumėme laiko žūklėje. Sauliaus Jokožio didžiausia vakarų Lietuvoje spaustuvė šiemet pristato naujieną. Įsirinkite ir padarykite kalendorių pats savo. Asmeniniai kalendoriai kiekvienam su įspūdingiausiamis gyvenimo akimirkomis. Daugiau www.kalendoriai.lt. Štai tokie laimikiai čia ir kaip matėte, žuvauti iš tikrųjų smagu. Na, galbūt ir verta sėdėti visą dieną, kad prigaudytum kalną to žuvies, bet neturime tos idėjos, turime idėją pagauti žuvį, parodyti, kad, na, kaip supratote, reikia jaukinti, reikia pasirinkti pakankamai sunkias avižėlės, prisitaikyti prie žuklės sąlygų, prie srovės ir tada jūsų laimikiai bus iš tikrųjų smagos, puikus ir gražus. O tuo labiau, kad na, Mingės kaimas tiek pamėgtas Lietuvos meškeriotojų, kad kiek girdėjau, čia atvažiuoja net autobusais. Pavyzdžiui, iš Kėdainių savaitgalį buvo 3 autobusai. Jau šis tas. Kol Kuršių marios neduoda stintų, taip iš tikrųjų ir bus. Žemupys vis dėlto yra žvejų eldorado, čia renkasi jų begalę, o pagauti kuojų čia iš tikrųjų įmanoma. Dabar konkursas. Konkursas didžiausia ir paleista žuvis. Didžiausių laimikių konkurse iš tikrųjų įspūdingiausiai atrodo karpininkai. Tai vieninteliai, kurie pagauna didžiausią žuvis ir žinoma, karpininkai net neturi minčių jų valgyti. 13 kg karpių sugauta Šiaulių apskrityje ir laimikio autorius Tomas Svinkūnas. Dar vienas įspūdingas laimikis Manvydo Šmėgelskio amūras svėręs 10 kg ir 600 g. Ruslanas Kotelnikovas sugavo karpį, kurios svoris 18 kg ir 600 g. Visos žuvis, kaip supratote, paleistas atgal. Na, dabar mano pirmą kartą Lietuvoje matytas tokio dydžio karpis, sugautas ir paleistas 21 kg 420 g. Laimikio autorius Remigijus Marcinkus. Išties įspūdingas monstras, kuris dar gyvena ir gyvens mūsų vandens telkiniuose. Taip, štai tokios žuvis yra Lietuvoje gaudomas, paleidžiamas. Dar kartą noriu priminti, kad mūsų laida kartu su Sauliaus Jokožio spaustuve organizuoja būtent tokį konkursą. Pagavai didžiausią žuvį, nusifotografuoji, paleidai. Tai gali būti ir ešerys, tai gali būti ir didelė koja, gali būti ir vėgėlė, žodžiu, bet kokia žuvis, nes visos šios žuvis bus surinktos į labai gražų didelį albumą, kuriame jūs pamatysite savo nuotrauką, žinoma, jeigu jūs papulsite pagavęs didelę žuvį ir paleisite, pamatysite savo bičiulių nuotraukas. Na ir žodžiu, tai iš tikrųjų tokia akcija, kad išsaugotumėme Lietuvoje didžiausią žuvis, reproduktorius. Na, jūsų kaip visada lauks tikrai pakankamai dideli ir gražus firmos Salmonita prizai. Šiandien tiek. Viskas, ką norime papasakoti apie baltą žuvį, apie tai, kaip gaudyti kojas, kaip jaukinti, apie tai, kaip praleisti laiką ant ledo, o jis visada praleidžiamas smagiai. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės jau kažkur tai kitur. Salmo. Žvejok su malonumu.